FM World Lietuva verslo pristatymas. FM World. Kas mes tokie? FM World yra tinklinės rinkodaros kompanija. Ką tai reiškia? Tai reiškia tiesiog, kad mes platiname savo produktus skirtingų būdų negu dauguma kompanijų. Tradiciškai gamintojas pagamina produktą, kuris parduodamas nacionaliniam perpardavinėtojui, kuris parduoda jį regioniniam perpardavinėtojam, kurie parduoda jį parduotuvėms. Ir tik tada vartotojas gali įsigyti šį produktą. Ir taip pat prisideda platinimo kainos, kaip nuoma, draudimas, personalas, pelno marža, transportavimas, reklama ir taip toliau. Ir šios platinimo kainos gali būti iki 85% galutinės kainos, kurią sumoka klientas. Tokiu būdu labai daug pinigų yra iššvaistoma. Taigi FM tinklinėje rinkodaroje mes nusprendėme padaryti kai ką kitaip. Mes nusprendėme atsikratyti tarpininkų. Tokiu būdu produktas keliauja tiesiai iš gamintojo pas verslo partnerį ir tiesiogiai pas vartotoją. Tokiu būdu mūsų kompanija sutaupo milijonus kiekvienais metais. Ir tuos pinigus jie gali investuoti į geresnės kokybės produkto gaminimą ir sumokėti verslo partneriams tokias pajamas, kurias jie nusipelnė uždirbti. Mes esame pasaulinė sėkmė. Mūsų kompanija atidarė duris prieš 11 metų ir mes jau atidarėme atstovybės 40 šalių ir virš 700 000 verslo partnerių jau prisijungė prie mūsų kompanijos. Taip pat, jeigu pakalbame apie kompanijos augimą apyvartoje, nuo 2004 kiekvienais metais apyvarta didėja ir 2013 metais apyvarta buvo daugiau negu 150 milijonų svarų sterlingų. Verta paminėti, kad 12% nuo kompanijos apyvartos keliauja mums, verslo partneriams, pasidalinti. Tokiu būdu, kuo daugiau pinigų kompanija uždirba, tuo daugiau mes, kaip verslo partneriai, pasidalinsime taip pat. Jeigu pakalbame apie produktus, pirmas produktų linija yra kvepalai. Mūsų kompanijoje mes turime virš 150 skirtingų kvepalų moteriams ir vyrams ir tokiu būdu visi gali rasti kažką, kas jiems patinka. Taip pat turim mineralinės kosmetikos seriją, namų valymo produktų seriją ir taip pat kavą ir arbatą. Verta paminėti, kad mes turime funkcinės kavas kaip Metabolism, kuri padeda žmonėms mesti svorį, Energy, kuri priduoda daugiau energijos, Focus, kuri padeda mums susikaupti ir Antioxidant, kuri padeda mums valyti organizmą. Taip pat turime Hello Honey kolekciją, tai yra kolekcija pagrįsta medumi, ir naujausia kvepalų kolekcija Pure. Taip pat verta paminėti mūsų verslo partnerius. Turbūt pats pagrindinis verslo partneris yra laboratorija Drom. Laboratorija Drom yra Vokietijoje ir ši kompanija gamina mūsų kvepalų ekstraktus. Drom laboratorija jau gamina kvepalus nuo 1911 metų ir yra vienas didžiausių kvepalų gamintojų pasaulyje. Ką dauguma žmonių nežino, kad dauguma tų kompanijų kvepalų, kuriuos mes įsigijame parduotuvėje, tos kompanijos taip pat negamina pačios kvepalų. Jos perka tos kvepalus iš didelių laboratorijų kaip Drom ir tiesiog uždeda savo firmos pavadinimą ant buteliuko. Bet kadangi tos kompanijos išleidžia didelius pinigus ant reklamos ir didelės sumas pinigų ant garsenybių, kad jie reklamuotų šitas prekes, tokiu būdu tų produktų kaina paauga gerokai daugiau. Kadangi FM nesireklamuoja ir neišleidžia pinigų ant garsenybių, kaina produktų lieka labai žema, o kokybė labai aukšta. Jeigu kalbame apie kokybę, dauguma žmonių nėra niekados bandę kvepalų. Kai mes paklausime žmonių, ar jums patinka kvepalai, jie sako taip, žinoma. Bet jie dažniausiai perka iš parduotuvės, kas vadinasi eau de toilette arba tualetinis vanduo. Ir tualetinis vanduo tai nėra kvepalai. Tai yra labai atskiestas produktas. Yra apie 6% kvepalinio aliejaus ir likusi yra alkoholis. Toliau turim eau de parfum arba parfumuotas vanduo. Tai irgi vėlgi yra lengviau negu kvepalai ir koncentracija yra tarp 10-20%, dažniausiai apie 16%. Bet FM kompanija mes darom perfume, kas ir yra tikrieji kvepalai. Ir kad kvepalai būtų perfume, jie turi būti nuo 20 iki 30% koncentracijos. Tokiu būdu šie kvepalai kvepia stipriau ir išlaiko žymiai ilgiau. Taigi, kaip mes uždirbame su FM World? Yra kažkas kiekvienam. Pradedant dauguma žmonių nuo šeimos, draugų ir bendradarbių. Jums tai reikia parekomenduoti šitus aukštos kokybės produktus savo draugam ir pažįstamam ir padėsite jiems sutaupyti apie 70% to, ką jie būtų išleidę parduotuvėje ant žemesnės kokybės produktų.
Taip pat turim tiesioginius pardavimus verslams, ofisams, salonams, kirpykloms ir panašiai. Taip pat turim labdaringas veiklas, vietinės, turim mokyklas, turim bažnyčias, kur vėlgi mes galim paaukoti dalį savo pelno ir tokiu būdu prekiauti tos produktus tose įstaigose. Taip pat turim vakarėlius. Vakarėliai yra labai populiarus būdas, kur žmonės susikviečia draugų ratą pas save į namus ir jiems pristato šiuos aukštos kokybės produktus ir tokioje aplinkoje daug žmonių įsigyja. Taip pat, aišku, tinklinė rinkodara ir mes papasakosime šiek tiek daugiau apie pačią tinklinę rinkodarą. Taigi, pirmas būdas uždirbti yra pardavimai. Tai tiesiog rekomendacija draugam ir pažįstamam. Mes imame užsakymus iš savo draugų, pažįstamų, bendradarbių ir taip toliau, užsakome produktus iš FM kompanijos, produktai mums yra pristatomi tiesiai į namus ir mes paduodame šios produktus savo klientams ir uždirbam vidutiniškai apie 33% pelną. Tai, pavyzdžiui, keletą pavyzdžių. Jeigu imam kvepalus, pavyzdžiui, Pure kolekciją, perkam buteliuką už 10,50 €, jį parduodam už katalogo kainą 15 € ir uždirbam 4,50 € nuo kiekvieno buteliuko. Prabangi kolekcija, perkam 13,50 €, parduodam 18,90 € ir uždirbam 5,40 €. Arba perkam už 19,90 €, parduodam už 28 € ir uždirbam 8,10 €. Tokiu būdu, pardavę 10 buteliukų, mes uždirbame 80 € papildomų pajamų. Gerai, tai galbūt nepakeis jūsų gyvenimo labai dramatiškai, bet tai jau jums duoda papildomas pajamas kiekvieną savaitę, tiesiog pasidalinant šios produktus su draugais, pažįstamais, galbūt savo socialiniuose tinkluose taip pat. Antras būdas uždirbti FM kompaniją yra komandos statymas. Kompanija seniai suprato, kad yra žymiai lengviau 100 žmonių įsigyti po buteliuką, negu vienam žmogui įsigyti 100 buteliukų. Tokiu būdu jūs taip pat galite parekomenduoti šį verslą visiems draugam pažįstamam, kurie galbūt taip pat norėtų užsidirbti papildomai. Ir tokiu būdu, kai jūsų komanda augs, jūs gausite komisinius nuo nupirktos produkcijos jūsų visos komandos kiekvieną mėnesį. Kai jūsų komanda auga ir kai nupirktos produkcijos kiekis auga, taip pat augs ir jūsų pajamos. Magnolijos programoje jūs galite uždirbti nuo kelių eurų iki 1000 € per mėnesį. Ir kaip matote, čia turime pasiekimo lygius. 3 procentas, 6 procentas, 9 iki 21 procento. Ir visi šitie lygiai yra nusprendžiami pagal taškus. Kaip matote, 3 procentas yra 300 taškų, 6 procentas 1200 taškų ir 21 procentas yra 30 000 taškų. Taigi, iš kur tie taškai atkeliauja? Na, kai jūs įsigijate produktą iš kompanijos, jūs ne tik tai uždirbate pelną parduodami tą produktą, bet taip pat jūs gaunate taškus. Pavyzdžiui, Pure kvepalai jums duoda 29,17 taškų. Prabangus kvepalai jums duoda 37,20 taškų. Šitie prabangus kvepalai už 19,90 € jums duoda 52,64. Tokiu būdu kiekvieną kartą, kai jūs įsigijate produktą, taip pat jums pridedami taškai. Bet geriausia dalis yra, kad kai jūs pakviečia ką nors į verslą, tas žmogus įsigijęs produktą gauna taip pat taškus. Bet kadangi jūs pakvietėte tą žmogų į verslą, kopija tų taškų taip pat atkeliauja jums, kaip komandiniai taškai. Taigi jūsų komandiniai taškai yra jūsų asmeniniai taškai, kuriuos gaunate už savo asmeniškai nupirktus produktus, ir taip pat visi taškai, kuriuos nuperka jūsų komanda. Ir visa esmė verslo yra, kad jūs pakvietėte draugą, bet tas draugas gali pakviesti dar kažką. Ir tas žmogus gali pakviesti dar kažką. Ir nėra ribos, kiek žmonių gali prisijungti jūsų komandoje ir kiek produktų jūsų komandos nariai gali nupirkti. Ir tokiu būdu gale mėnesio kompanija atsižvelgia į tai, kiek taškų jūsų grupė, visa komanda padarė ir pagal tai nuspręs, kokį lygį jūs pasiekite. Tai pavyzdžiui, jeigu pasieksite 3 procentų lygį, tai yra 300 taškų, kas yra apie 10 buteliukų nupirkta. Tai mes galim padaryti net savo jėgomis. Bet jeigu jūsų komanda užaugo ir padarė 30 000 taškų, kas būtų apie 1000 buteliukų, pačiam galbūt būtų labai sudėtinga tai padaryti. Bet jeigu turite 10 draugų, kurie prisijungia prie verslo, tai yra po 100 buteliukų. Jeigu tie 10 draugų pasikvietė dar po 10 ir tai tapo 100 draugų, 100 draugų padalinus 1000 buteliukų yra tik po 10 buteliukų. O jeigu jūsų komanda užaugo iki 1000 žmonių,
Tai būtų tada tiesiog po vieną buteliuką, ar ne? Ir tai būtų 30 000 taškų. Taigi, jeigu jūsų komanda padarė 30 000 taškų ir jūs pasiekėte 21% lygį, tai jau gali būti apie 1000 eurų per mėnesį. Ir taip pat kvalifikuojate automobiliui Kia Picanto iš kompanijos. Trečias būdas uždirbti mūsų kompanijoje yra lyderių bonusas. Taigi, čia mes turime, kas vadinasi orchidėjų klubas. Ir orchidėjų klube yra 4 pozicijos. Taigi, kaip ir minėjau, pirmu būdu mes uždirbam pinigus iš asmeninių pardavimų. Antru būdu mes uždirbame nuo komandos. Bet trečias būdas, lyderių bonusas, čia mes jau uždirbam ne tik tai nuo savo komandos, bet nuo pasaulinės apyvartos. Reiškia, visos 40 šalių su visais 700 000 verslo partnerių įdeda pinigus į orchidėjų klubą. Ir aišku, kuo aukštesnę poziciją orchidėjų klube pasiekime, tuo didesnės pajamas uždirbsime. Ir orchidėjų klube jūs galite uždirbti nuo 1000 eurų į mėnesį iki 20 000 eurų per mėnesį. Taigi, kaipgi jūs galite pasiekti šitas pozicijas? Pirma pozicija yra perlinė orchidėja. Ir perlinė orchidėja jūs pasieksite, kai vienas iš jūsų komandos narių pasieks 21% efektyvumo lygį ir iš visų kitų komandos narių jūs surinksite bent jau 20 000 taškų. Tada jūs pasieksite perlinės orchidėjos lygį. Arba jeigu jūsų komandoje 2 žmonės pasieks 21 lygį. Tokiu būdu jūs uždirbsite apie 1000 eurų per mėnesį ir gausite automobilį Kia Rio. Sekantis lygis yra purpurinė orchidėja. Ir jūs pasieksite purpurinę orchidėją, kai bent jau 3 žmonės jūsų komandoje pasieks 21% lygį. Čia jūs uždirbsite apie 2000 eurų per mėnesį ir taip pat kvalifikuosite automobiliui Kia Ceed. Ir dabar turime auksinę orchidėją. Jūs pasieksite auksinę orchidėją, kai 3 jūsų draugai jūsų komandoje pasieks bent jau perlinės orchidėjos lygį. Ir tokiu būdu jūs kvalifikuosite atlyginimui apie 3000 eurų per mėnesį ir kvalifikuosite automobiliui Kia Optima. Na ir paskutinis lygis yra deimantinė orchidėja. Ir jūs pasieksite deimantinę orchidėją, kai bent jau 5 žmonės jūsų komandoje pasieks perlinės orchidėjos lygį arba aukštesnį. Ir čia jūs uždirbsite apie 8000 eurų per mėnesį ir automobilis jūs gausite individualų pasiūlymą iš kompanijos. Ir šitoje vietoje aš visą laiką paminiu kelis dalykus. Pirma, jums pasiekti deimantinę orchidėją reikia, kad 5 draugai taptų perlinė orchidėja. Reiškia, kiekvienas iš tų 5 draugų jau gauna apie 1000 eurų per mėnesį ir gauna automobilį iš kompanijos. Kaip jūs manat, ar tie 5 draugai jums padėkotų, kad jūs pakvietėte juos į verslą? Žinoma, jūs parekomenduodami šitą verslą kitiems taip pat keičiate ir jų gyvenimą. Ne tik tai padedate savo, bet padedate ir tiems žmonėms. Taip pat pasiekti deimantinę orchidėją vidutiniškai gali užtrukti nuo 2 iki 5 metų. Ir kartais žmonės tai išgirdę sako, wow, 5 metai tai yra ilgas laiko tarpas, ar ne? Bet spėkite ką, jeigu niekas nepasikeis jūsų gyvenime, po 5 metų jūs dirbsite tą patį darbą, gyvensite tame pačiame name ir vairuosite tą patį automobilį ir uždirbsite tas pačias pajamas per mėnesį. Čia prisijungę prie FM World, jūs turite šansą pasiekti labai aukštų pajamų ir labai gero gyvenimo. Tokiu būdu jūs neturite ką prarasti, pradėdami šitą verslą ir investuodami laiką į šitą verslą įdėdami jį. Taigi, daug žmonių pasiekė deimantinę orchidėją mūsų kompanijoje. Ir tada kompanija sukūrė naują etapą, kuris vadinasi žvaigždžių klubas. Ir čia atsiveria dar 5 pozicijos – Jasper, Amethyst, Malachite, Nephrite ir Onyx. Visos šitas žvaigždės vėlgi galima pasiekti jas ir uždirbti pajamas nuo 30 000 eurų per mėnesį iki 200 000 eurų per mėnesį. Na ir daug žmonių išgirdę šitas sumas sako, tai yra jau nerealu, niekas negali uždirbti tokių pinigų, ar ne? Taigi, nuo šio klubo pristatymo jau 5 žmonės pasiekė šį klubą. Ir vienas iš tų žmonių yra Irena, lietuvė moteris gyvenanti Anglijoje, kuri jau pasiekė šį klubą ir čia ji gaunanti čekį 250 000 svarų sterlingų už 5 mėnesių darbą.
Aš nežinau, jeigu jūsų darbas jums jau moka tokias pajamas, tada galite išjungti šitą video dabar. Bet jeigu ne, tada galbūt jums vertėtų prisijungti prie mūsų kompanijos. Taip pat yra papildomi prizai kaip kelionės, visokie kiti produktų prizai, juvelyrika ir panašiai. Taigi jūs turite 3 pasiūlymus čia. Jūs galite tapti vartotoju ir tiesiog vartoti šitą produktą savo labai geromis kainomis. Jūs galite tapti verslo partneris ir rekomenduoti šitus produktus draugam, pažįstamiem, bendradarbiam ir tokiu būdu uždirbti papildomas pajamas. Arba jūs galite priimti sprendimą tapti lyderiu, statyti komandą ir tokiu būdu uždirbti pačius didžiausius pinigus mūsų kompanijoje. Taigi, mano vardas Gediminas Grinevičius, jei norėtumėte su manim susisiekti telefonu, WhatsApp arba Viber, jūs galite naudoti mano mobilųjį telefoną. Jeigu norite su manimi susisiekti elektroniniu paštu, tai būtų gediminas@titaniumsuccess.co.uk. Jeigu norite susisiekti su manim Facebook'e, būtų facebook.com/gediminas.grinevičius ir jeigu norite apsilaikyti mūsų tinklalapyje, tai yra uždirbkdaugiau.lt.